Ir mes tęsiam aktualią valandą. Vyriausioji rinkimų komisija savaitgalį nusprendė leisti referendumo dėl draudimo žemę pirkti užsieniečiams iniciatoriams per 15 dienų pašalinti neesminius pripažintus parašų rinkimų trūkumus. 292 200 parašų tiek pripažinta atitinkančių reikalavimus, beveik 8 tūkstančiais mažiau nei reikalaujama pagal įstatymą norint surengti referendumą. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Jonas Sudris mūsų tiesioginiai studijų. Labą vakarą. Labą vakarą. Pone Jonai, kas jums užkliuvo, kodėl išbrokavot net 8 tūkstančius parašų? Daugiau matyti išbrokavot, bet reikalingų iki 300 tūkstančių. Deja, mes parašų neišbrokavome, jie tiesiog kokie jie buvo pateikti, tokie ir buvo vertinti. Ko ten trūko? Ir įstatymas reikalauja labai aiškiai, kad parašų rinkimų lape turi būti įrašyta piliečio vardas pavardė, jo asmens dokumento numeris, gimimo data, užpildymo data ir jo parašas. Jeigu bent vieno iš šitų formalių reikalavimų nėra atitinkama, tai tokiu atveju parašas yra neskaitomas. Įstatymas yra šitoje vietoje griežtas, turi būti išpildyti visi formalūs reikalavimai. Tačiau skirtingai... O ko trūko, sakykime, skirtingai nuo kitų, kai kuomet yra renkami parašai, sakykime, kandidatų į Seimo narius ar į prezidentą, tai visi parašai, kurie netitinka bent vieno reikalavimo, yra iš karto neskaitomi. Tuo tarpu referendumo iniciatoriam įstatymas meta gelbėjimus į ratą. Jeigu trūksta arba 0,5% parašų, tai yra labai nedaug, arba yra nustatomi neesminiai trūkumai. Dėl to komisija gali duoti 15 dienų laiko tiem trūkumam pašalinti. O tai ką dabar, paprastai kalbant, reikės organizatoriam, iniciatoriam referendumo padaryti per tas 15 dienų? Mes labai aiškiai įvardinom, tai yra mūsų kolegos, kurie tikrino tos parašus, identifikavo aiškias grupės parašų, tų eilučių, kurios netitiko bent kažkurio tai reikalavimo. Tai yra arba vardas pavardė yra neįskaitomi, arba yra dokumento numeris yra netinkamai rašytas, ar tai, ten yra visa eilė išvardinta dalykų, ir tai yra apie 10 tūkstančių tokių parašų, iš kurių reikia iniciatyvinė grupė ištaisyti bent 7800, kad jau skaitomų parašų būtų... Ištaisyti tai reiškia eiti vėl pas tuos žmonės, pas tuos pačius pasirašiusius ir patikrinti ir patikslinti tuos duomenis. Taip, atkreipsiu dėmesį, kad naujų parašų rinkti jau dėja negalima. Jeigu būtų situacija, kad tų parašų trūksta tik 1500, o visi kiti 299 būtų gerai, tada būtų galima rinkti papildomus parašus. Bet čia jūs suprantat, jūs siunčiat žmonės žiemą žibučių? Mes tiesiog vykdom įstatymo reikalavimą. O jeigu mes būtume formalistai, kaip mus neretai kaltina, tai mes turėtumėm, čia subjektyviai pasakysiu, tas terminas turėjo būti skaičiuotas jau nuo vakar. Šiuo atveju mes jam davėm kalėdinį laikotarpį atsipūsti, pasiruošti, pasirengti ir tą 15 dienų terminą skaičiuosim nuo sausio 6 dienos tik tai. Gerai, mes po žinių pakalbinsim referendumo iniciatorius. Romas Kaulinis bus su mumis telefonu, čia studijai Jonas Sudris, aiškinsimės 292 200 parašų surinkta, tikrai gan didelis skaičius ir kaip toliau patys iniciatoriai mano, ar jiems pavyks sutikslinti tuos trūkstamą informaciją parašuose. Prie parašų mes grįšim į studiją. Tie, kas norėtų prie mūsų gražios kompanijos prisijungti, studijos telefonas 2431 431, iš karto po žinių galit mums skambinti. Mes grįžtam į studiją. Referendumo dėl draudimo žemę parduoti užsieniečiams iniciatoriai per 15 dienų turės pašalinti trūkumus. Taip savaitgalį nusprendė Vyriausioji rinkimų komisija. Vyriausios rinkimų komisijos narys Jonas Sudris tiesioginėje studijoje. Taip pat telefonu su mumis referendumo iniciatorius Romas Kaulinis. Labą vakarą. Labas vakaras. Klausytojai, kurie taip pat norėtų prisijungti, pasidalinti savo nuomonę ar klausimus, studijos telefonas 2431 431. Pone Kaulini, kaip jūs vertinate VRK jums suteiktą antrą šansą patikslinti duomenis, kuriems kilo tam tikrų pretenzijų ir netikslumų? Ar aš galiu savo asmeninę nuomonę sakyti, kaip aš vertinu? Taip, tai to ir klausiu. Aš vertinu labai taip įdomiai. Aš vertinu, kad mes parašus surinkom ir aš vertinu taip, kad VRK išsigando pilnai atmesti šitą faktą, bijodama Maidano. Todėl
posėdžio metu vyko baisios manipulacijos, skaičiai stumdomi pirmyn atgal ir mums atseit duodamas šansas įsigelbėti. Jūs pats ką tik pasakėt, kad tai yra pasiuntimas žibučių rinkti. Dabar kodėl aš taip teigiu? Bet tai jeigu tie žmonės yra, pone Romai, jeigu tie žmonės yra, gal čia nieko tokio nuvažiuosit ir patikslinsit duomenis? Tai pirmiausia, mes kol kas neturime šito posėdžio nutarties fiziniu pavidalu, kad pasižiūrėtum, kas ten iš tikrųjų yra. Jeigu jūs matėt posėdį transliuojamą VRK tinklalapyje, tai ten jūs suprastumėt, kad ten suvokti, kas iš tikrųjų buvo nutarta, gerokai sunku, išskyrus to, kad mums leido darinkti tuos parašus. Bet, pane Romai, čia VRK narys mums sako tiesiai, kad kai kurie duomenys buvo neįskaitomi, trūko tam tikrų duomenų, tai tiesiog reikia juos patikslinti ir tiek. Žinome šitą Joną Udrį, puikiausiai jisai ten sėdėjo ir, pavyzdžiui, patikslinsiu aš jums, kokius aš priekaištus turiu. Taip. Referendumo įstatymo 13 straipsnis sako, antroji dalis. Vyriausioji rinkimų komisija nustačiusi, kad dokumentuose esama neesminių trūkumų, ar trūksta labai nedaug 0,5 procentų. Dabar mano klausimas toks VRK šitam nariui Jonui Udriui. Išaiškinkite, ką reiškia neesminiai trūkumai pritarimo referendumo atveju. Kuo remintis jūs tai nustatėte, jeigu referendumo įstatymas apie tai nekalba? Jūs komisijos posėdžio metu svarstėte ir nesutarėt šitą pripažinti svarbiu, šitą nepripažinti. Kaip jūs tai man galit paaiškinti? Na, ponas Kaulinį, iš tikrųjų labai teisingai uždavėt klausimą ir tikrai reikėtų, kad klausytojai apie tai sužinotų. Įstatymas nedetalizuoja, kurie trūkumai laikomi esminiais, kurie trūkumai laikomi neesminiais trūkumais ir jeigu įstatymas to nedetalizuoja, tuomet komisija kaip kolegiali institucija kiekvieną trūkumą vertina ir priima sprendimą balsuodama arba bendru sutarimu, ar tą trūkumą pripažinti esminių trūkumų ar neesminių trūkumų. O kaip jūs balsavote, Jonai? Iš tikrųjų, tai komisijoje buvo, sakykime, pateiktas kolegos Stabingio darbo grupės buvo pateiktas taip sprendimo projektas, kuriame buvo ten gerokai virš 10 grupių trūkumų ir iš kurių didžioji dalis buvo pripažinta būtent neesminiais trūkumais. Buvo diskusija pačiam posėdėje. Gerai, bet Jonai, ar žiūrėt formaliai tuos neesminius trūkumus, ar žiūrėt į esmę, ten, galbūt kažkur ten vieno skaičiaus pritrūko, bet... Tai matot, šitoje vietoje įstatymas aiškiai sako, ponas Kaulinis pacitavo referendumo įstatymą, 14 straipsnis labai aiškiai kalba, kad duomenys turi būti visi ir bent vieno duomens nebuvimas jau yra, įrašas turi būti neskaitomas. Tai formaliai žiūrint. Žiūrint formaliai. Dėl to mes šitoje vietoje ir pasistengiam pasižiūrėti tuos trūkumus, kuriuos tikrai galima ištaisyti. Tai yra, adresą galima patikslinti, galima vardą, pavardę patikslinti, jeigu jis negerai rašytas. Galima kitus dalykus. Buvo klausimas dėl įrašo, dėl pasirašymo datos. Buvo ginčas. Bet suprantate, Jonai, 8 000 žmonių aplankyti čia ne vakaro darbas. Vienas iš saugiklių tai yra, kad duomenys visi turi būti teisingai ir tiksliai surašyti parašų rinkimo lapą. Ir jeigu kažkurių duomenų nėra, mes tada tų duomenų negalim skaityti, netgi jeigu tas suklydimas ten yra sąžiningas. Pone Kaulinį. Dabar aš grįšiu prie temos, kas man labai svarbu. Pats ponas Udrys pasakė, kad referendumo įstatymas nedetalizuoja, kurie trūkumai yra esminiai, kurie neesminiai. Taip? Tikrai taip. Tikrai taip. Nedetalizuoja. Vadinasi, šitos esminius ir neesminius nustato, tarkim, Udrio nuomonę, bet kurią dieną pilietis išreiškė savo valią, ar referendumus, ar jis pritarė, yra ypatingo svarbumo ir absoliučiai netaisytinas įrašas. Tai labai svarbu, ar šiandien aš pasakiau, kad pritariu referendumui, ar vakar. Leiskit paklausti, kaip jūs man paaiškins šitą kategorišką draudimą, datą bez trūkumų? Na, iš tikrųjų, kaip jūs, panas Kaulinį, dalyvavote posėdėje ir matėte, kad šito klausimų komisija buvo, ne tai, kad ne 100%, bet labai vieninga ir aš manau, kad ar 12 komisijos narių balsavo už tai, kad tai būtų esminis trūkumas, kadangi tai yra tiesiog palikta tuščia grafa. Mes kalbam, jeigu apie dalykus, kur yra neaiškiai parašytas vardas ir pavardė arba adresas vietoj kaimo nurodytas tik tai kaimas. Tai apie datą, tai buvo priimta komisija
komisijos kolegialiu sprendimu. Ir komisijos kolegialų sprendimai, ponas Kaulinį, jūs puikiai žinot, yra skundžiami administraciniam teismui ir jūs puikiai galite tą daryti. Gal dar mūsų, ponia Kaulinį, dar... Aš buvau posėdėje, mielas mano. Ir jūs pats argumentavote, kodėl negalima įrašyti datos kaip neesminių. Ar atsimenat, ar primint? Aš puikiai, ponas Kaulinė, jūs, manau, kad daug kas, kam šitą temą yra aktuali, matė ir pokalbių įrašą ir visada gali pasižiūrėti. Bet, pone Romai, iš principo, pone Romai, grįžkim prie temos vis dėlto. Jums realu tuos beveik 8 000 dabar sutikslinti, sutikrinti, ką jūs darysit? Tai pirmiausia, grįžtant prie temos, noriu patikti. Udrio argumentas buvo, kad tai yra esminis trūkumas, kurio negalima leisti pašalinti, nes šį trūkumą pataisyti labai lengva. Tai buvo, ponas Jonai. Kadangi tą datą gali įrašyti ir pats parašų rinkėjas šitoje vietoje. Kadangi, ponas Jonai, matyti direktyvose anksčiau gavot referendumų nepraleisti, bet tai aš kalbu iš intencijos, kas galėtų paneigti, kad manęs už tai nepasodintų. Gerai, ar realu jums vis dėlto tą kertelę perlipti? Jeigu bus toks sprendimas, greičiausiai bus... Žinokit, nuo to, kaip bus siūloma, kokiu būdu tai ištaisyti, nes nei metodikos, nei nieko mes kol kas neturim. O kokiu būdu iš tikrųjų? Ar turit metodiką, pagal kurią mes privalėsim ištaisyti šios trūkumus? Aš manau, kad aš esu tikras, kad jūs tą metodiką turėsite iki sausio 6 dienos. Ar mes turėsim susikurti ją patys ar pateiksit ją jūs? Aš manau, kad tikrai mes pateiksime aiškias taisyklės, kaip tos trūkumus pašalinti. Dabar kokius duomenis išeitinius mes turėsime teisę gauti iš VLK? Aš manau, kad tai tikrai ne šitos diskusijos dalykas ir aš neatsakysiu iš to klausimą dabar. Pone Romai, čia ta mikrodiskusija, jinai svarbi. Ar realu mums tai surinkti, mes kaip matot neturim informacijos jokios. Gerai, bet Romai, vis dėlto aplink šitą referendumą tikrai yra ir politinių pasisakymų, jūs pats visą foną matot. Ar įvykus tokiam referendumui, jūsų požiūriu, Lietuva turėtų išstoti iš Europos Sąjungos? Anaiptol. Kaip tai susieta? Žemės pardavimas yra vienas iš laisvo kapitalo judėjimo principų. Pirmiausia, žemė, Lietuvos žemė nėra laisvas ar nelaisvas kapitalas, o Lietuvos valstybės teritorija. Gal jūs drįsite tai paneigti? Žemė teritorija, aš nedrįsiu to paneigti, bet vis dėlto nemanot, kad turėsim problemų su Europos Sąjunga? Aš manau, kad lietuviai savo teritoriją neprekiauja. Ir tiek. Teritorija neprekiauja lietuviai, sakot. Bet... Užsieniečiai gali žemę nuomotis ir dirbti ir su savo kapitalu švaistytis, kiek jiems patinka, nuomos pagrindais. Bet didelė dalis ES šalių prekiauja savo žemę. Bet ne visos. Aišku. Didelė tai nereiškia, kad visos tai vienas dalykas. Antras dalykas, kas ten pačios vyksta, mums nerodiklis. Kažkur narkotikais laisvai prekiauja, tai nėra pagrindas mums daryti tą patį. Kažkur yra laisvai prostitucijos languose stovi, nereiškia, kad pas mus turi stovėti taip pat. Aišku, dėkui Jums, Romas Kaulinis, referendumo iniciatorius, ir Jonas Udris tiesioginiai studijai.